Aš nežinau, visiems paslapti. Kaip aš kiekvienam asmeniškai turiu pasirinkti? Aš nežinau. Niekas man nieko nesakė. Tai kur tas jūsų klubas ir kodėl? Įkurtas beveik metai laiko, 7 metų kovo 5 dieną. Įkurtas vien todėl, kad kitą klubą Alutį vienyje daugiau seni vilkai, daugiau patyrę. Mes skaitomės, jau laikom save jaunesniais, aktyvesniais ir norėjosi tiesiog veiklos. Kita vertus mes įsikūrę Kaune. Mūsų dauguma narių vienyje Kauną ir jo apylinkes. Nors narių turim ir Vilniuje, ir Elektrėnuose, ir Utenoje. Norinčių yra. Koks klubo aktyvumas, kiek žmonių pas jūs dabar lankosi? Klubo sąrašuose yra 12 žmonių, o šiaip aktyvumas sudaro 6-7 žmonės, kurie pastoviai bendrauja, kurie pastoviai važinėja, kurie domisi tuo ir tuo gyvena. Kolekcionuoju alaus bokalus, taures. Iš pradžių kolekcionavau visą pasaulį, dabar aš sustojau Lietuvą, Latviją ir Estiją. Kolekcionuoju jau 8 metus. Į klausimą, kodėl kolekcionuoju, tai sunkokai atsakyti. Greičiausia, iš pradžių buvo gražu, daug stiklo, o paskui užsikrečiau. Visai neblogas ir interjero detalė, ir užsienimas. Pirmą bokalą padovanojau jam ir vienu žodžiu, čia tiesiog mano buvo idėja. Ir paskui prasidėjo. Po biškį sportinis interesas ir atsirado. Žodžiu, jeigu ne jūs, vyras nebūtų dabar kolekcionierius. Monetos, telefoninės korteles ir daug pašto ženklus. Po to susidėjo, kaip kiekvienas lietuvis alų geria, tai pradėjau domėtis alaus etiketėm. Čia čekai, čia belgai, čia ispanai. Tai kolekcionuoju kamštelius. Tai prasidėjo prieš kažkur tai 7-8 metus. O kamšteliai yra todėl, kad tai yra standartas. Tai yra tam tikras standartas, kurio tu nepasidarysi namie, nepasidarysi kažkur tai kitur, neatsispausdinsi, nenusipieši ir taip toliau. Tai dėl to kolekcionuoju, todėl kad aš kartais iš kitų pasijuokius ir aš jums galiu atspausdinti gražesnių etikečių, ar nupiešti gražesnių piešinių, ar kažką tai, o kamštelio jūs man nepadarysi. Čia aišku su humoru, bet tiesiog viską surinkti yra absoliučiai neįmanoma ir kamšteliai man paskai dėl to, kad tai yra tam tikras standartas, kur yra apribota forma ir tai nėra padaroma garaže. Kodėl iš prigimties esu kolekcininkas, nuo vaikystės rinkau pašto ženklus, monetas, bet atsirado nauja niša kolekcionavimo ir išgirdau, kai pažįstami pradėjo rinkti tokius dalykus ir aš prie jų prisijungiau. Kiek prisimenu, tai kolekcionavęs visą gyvenimą kažką, o šiaip alum domėtis pradėjau nuo 99 metų. Iš pradžių rinkau kamštelius, kuriuos esu pats išgėręs alaus rūšis, dabar rinku viso pasaulio kamštelius, lietuviškus bokalus, lietuviškus padėkliukus ir lietuviškas etiketės. Nors mainų fondas yra labai didelis. Taip pat alaus reklamos ženkleliai ir visa kita. Visa, kas susijęs su alumu. Svajoju apie alaus muziejų iš tikrųjų. Yra ne forma. Tai arba euras, arba keisti analogą. Nebent žvilnėkų. Vėl nežinau, prasidėjo viskas nuo alaus, mėgau alų. Žinau, kolekcionuoju etiketės, dėkliukus ir kamštelius. Tai tik Lietuvą. Šiek tiek įsidedu bokalų, bet kadangi neturiu kur dėti per daug, tai daug yra ir įdomesnių įsidedu. Kiek laiko jau užsiėmėte? Vidutiniškai 7, gal 5 metus. Pradžia buvo tokia, biškai kažką nusipirki, nusiplauni, o dabar jau rimčiau. Aš manau, kad į tai reikia žiūrėti subjektyviai. Kiekvienas turi savo nusistatyti tą kampą, kuriuo žiūrės į tai. Ir, pavyzdžiui, man tai yra laisvalakis, tai yra malonus bendravimas su žmonėm, kurie irgi kažką kolekcionuoja, pasikeitimas
ir, sakykime, tas kolekcijos papildymas man, aš jo niekada nedarau per kraują, per kažkokias tai didelės aukas, tai turi būti malonus laisvalaikis. Kolekcionuoju kokius 8-7 metus, bet nerimtai. Rimtai pradėjau 3 metai. Oi, visą laiką galvoju, surinksiu tam tikrą kiekį ir nustosiu. Bet ta kolekcininko siela neleidžia man sustoti kol kas. Kiek giminė žiūri tai, kad tu su kamštelės užsiemi, ar nesako, kad vaikiškas užsiemimas? Aišku, sako, manau, kiekvienam sako, kad visi kolekcionieriai truputį šokia kažkur truputį į šoną, bet aš manau, reikia visada galima ir pageidautina rasti kompromisą, kad tas tavo hobis nekenktų tavo artimiems žmonėms. Ir jeigu, kaip sakom, tu tą gali sveiko proto ribose veikti, tai visada galima susitarti. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad visiems atsiranda ta riba, kai tavo kolekcija didėja, kai reikalauja daugiau vietos, tada tu turi padaryti kažkokias tai išvadas, kažkiek tai, taip sakant, apribot, kažkaip tai išspręsti tos erdvės klausimus, taip pat čia ir laiko klausimus. Čia negali to paversti absoliučiai darbu, kad kiekvieną dieną tu tą kolekciją dėliosi, ten dėliosi ir panašiai. Tiesiog kažkiek laiko tam skiriant, tau tai įdomu, malonu ir galų gale tas pažįstamų giminių ratas tai yra puikus pagalbininkai. Tais pačiais kamšteliais, tai kažkas tai išvažiuoja kažkur, tai iš pradžių pirmą kartą gal nusijuokia, gal atveža tų kamštelių, kurių mes visi turim, bet padėkoju, kitą kartą žmonės atsimena, kad tau jie įdomus, kartais tada atveža jau įdomių kamštelių, čia taip pačiai ir bendradarbiai, ir pažįstami, ir giminės. Kas yra apskritai tas kolekcionavimas, čia kaip aistra, ar čia kažkokia įda, ar dar kažkas? Nežinau, tai tiesiog užsiėmimas. Ar sugebėtum taip pat paimti ir mesti kolekcionavimą? Gal ir sugebėčiau, bet nėra jokio tikslo, kodėl turėčiau mesti.